Klaipėdos ir Šiaulių universitetai siekdami pagerinti studijų kokybę ir neprarasti studentų nusprendė susivienyti. Pradėjusios bendradarbiauti aukštosios mokyklos studentams rengia kelias visiškai naujas studijų programas. Klaipėdos ir Šiaulių universitetai vienintelės aukštosios mokyklos šiame regione. Mokyklų rektoriai neslėpia, kad susijungti nuspręsta norint geriau konkuruoti su Vilniaus ir Kauno universitetais. Pripažįstama, kad neretai baigusių mokyklas moksleivių akys krypsta į sostinę. Todėl tikimasi, kad užtikrinus dar geresnę studijų kokybę, jaunimas liks studijuoti savame krašte. Mūsų užsakovai ir mūsų darbdaviai yra studentai. Tai studentai, tikiuosi, turės daugiau galimybių rinktis ir turės daugiau galimybių likti savo regione, jeigu jie to nori, ir gauti ten pilnavertės studijas, kurių galbūt anksčiau jie ten ir pritrūkdavo. Šiaulių ir Klaipėdos universiteto pasirašyta konsorciumo sutartis leis aukštosioms mokykloms lengviau organizuoti bendrus mokslinius tyrimus, atvers galimybę jaunimui studijuoti naujas programas. Jeigu mes turėtume kokias 3-4 bendras studijų programas, naujas, aš kalbu apie naujas, tai būtų labai gerai. Pirmiausia, kineziterapija, jinai turėtų taip pat atsirasti. Mes galvojame apie bendras teatro programas, apie bendras muzikos programas. Šiuo metu Klaipėdos universitetas turi 5,9 tūkstančio studentų, o Šiaulių 1000 daugiau.